Jei atėjai pas mane į svečius, į mano erdvę, ir ne tik atėjai, bet ir pasilieki, tai kviečiu iš karto save apkabinti. Nes šis pusvalandis, kurį praleisime kartu, tai bus laikas tau, laikas tavo kūnui, laikas sulėtėjimui, kūno prajudinimui. Tai bus vienas iš tų darbų, kurį šiandien gali padaryti dėl savęs, jei dar nepadarei. O dabar pajaus, kaip jautiesi save apsikabinęs. Aš jaučiuosi laikoma, jaučiuosi apkabinta, jaučiuosi saugiai, jaučiuosi tvirtai, nes pati suteikiu sau atramą. Ir kodėl taip jaučiamės? Tikiuosi, taip jautiesi ir tu. Galima paaiškinti ir moksliškai, kadangi mūsų smegenų pusrutuliai reguliuoja priešingas kūno pusės, dešinysis kairėje, kairysis dešinėje, tai apkabinus arba palietus save kryžminiu būdu sinchronizuojasi mūsų smegenų pusrutulių darbas. O kai mūsų smegenys veikia sklandžiai, mūsų nervų sistema rimsta, reguliuojasi, todėl yra taip gera ir ramu, kai mūsų apsikabina, nes mūsų apsikabina irgi. Ar ne? Priešingom pusėm žmogus savo dešinę ranką prideda mums prie kairės, kairę prie dešinės, todėl mums būna ramu. Jis mus apsikabina kryžmiškai. Dažniausiai ir mes save apsikabinę kryžmiškai jaučiamės ramesni. Taip pat tą paaiškina ir poliariškumo teorija, kadangi mūsų kūne yra teigiamas, neigiamas ir neutralus poliai, kurie yra sugeneruojami elektromagnetinių laukų, elektromagnetinių impulsų, nes mūsų viduje vyksta procesai, dirba raumenys, smegenys skleidžia bangas, širdies darbas daro savo, ar ne, jisai generuoja elektromagnetinį lauką. Tai sujungus priešingų polių pusės mūsų kūno, mes sukuriame tam tikrą uždarą sistemą, kurioje vyksta susireguliavimas. Todėl mūsų nervų sistema rimsta, todėl mes jaučiamės ramiau, geriau. Todėl dažnai žmonės nesąmoningai, kai yra susijaudinę, ar kažkoks būna sunkesnis laikas, ar ne, ar nori nusiraminti, iš karto sudeda rankas į maldos poziciją. Mes čia nesimelsime, bet tai irgi paaiškina, sujungus priešingas kūno pusės, jaučiasi ramybė. Galime pridėti nykštį prie į pasmakrę atremti, pridėti prie lūpų ir pabūti tokioje pozicijoje irgi labai ramina, jeigu norime greitai nusiraminti. Galima sudėti nykščius, delnai apsukam, sukabinam nykščius, pridedam prie krūtinės ląstos ir tai pabūgnuojam savo krūtinės ląstą. Irgi labai greitas nusiraminimas, jeigu mums reikia eiti kažkokį pokalbį. Tokie dvipusiai kryžminiai apsikabinimai, prisilietimo pratimai labai ramina. Galima kelius paliesti.
tai yra signalas kūnui, kad smegenys sinchronizuojasi. Poliariškumo terapiją aš taikau vaikams. Ir šita terapija yra labai švelni. Jos metu yra rankos dedamos tam tikromis pozicijomis pagal kūno poliariškumo žemėlapį. Ir ji yra daroma per rūbus. Galima, aišku, ir ant nuogo kūno tą daryti, bet nėra būtinybės. Ir vaikams tai yra saugiau. Neturi būti tik tai metalinių daiktų ant kūno. Ir žinokite, stebiu, kad vaikai yra žymiai ramesni. Jie laukia šitos terapijos, jiems labai norisi ją patirti, nes jos metu vyksta gilus atsipalaidavimas ir energijos sureguliavimas. Vaikai geriau susitelkia, jiem geriau sekasi mokslai, jie geriau susikaupia, jie tiesiog jaučiasi geriau. Jie kuria ir geriau jaučia savo kūną, atsiranda ryšys su kūnu, su tuo, ką aš patiriu, ką aš jaučiu. Yra dėmesys sutelkiamas į kūno pojūčius. Tai šita terapija, jinai visokeriopai iš tikrųjų tokia sveikatinanti. O visa tai, kas mus atveda į gilų atsipalaidavimą, jau natūraliai daro mums gydomąjį poveikį. Tai žinoma, šita terapija tinka ne tik vaikams, ji labai gerai tinka ir suaugusiems. Ir ypatingai, jeigu jūs esate kažkokioje situacijoje, kur jūs esate nusilpęs, jums reikia jėgų, einate per kažkokias sunkesnes situacijas, turite iššūkių su sveikata, tai poliariškumo terapija visada atpalaiduoja, ji sutelkia, ji atstato energijos balansą, grąžina į pusiausvyrą. O jeigu esate sveikas, tai tiesiog profilaktiškai pailsėsite, nes po tokios terapijos jūs atsikelsite tiesiog kaip po gilaus, gero miego. Ir jeigu jums tokia terapija reikalinga, jeigu jums atliepia, jeigu reikia jūsų vaikui, tai kviečiu susisiekti asmeniškai ir susitarsime dėl susitikimo. Na ką, buvo toksai įžanginis žodis apie nusiraminimą. O dabar pereikime prie kūno. Sudėkime rankas vieną šalia kitos, delnais, krūtinės, savo širdies ploto lygyje. Užsimerkę pajauskime savo vidų. Pajauskime, kas ten vyksta, kas ten jaučiasi. Galbūt ten kažkas skauda, galbūt ten yra kažkokios emocijos, kurios nebuvo pragyventos, kurios buvo kažkur ten užspaustos. Pastebėkite. Jūs savo dėmesiu galite nueiti į bet kurią kūno vietą ir kadangi jūs savo dėmesiu stebite tai, kas vyksta jūsų viduje, tai jūs nesate tai, kas vyksta. Jūs esate tas, kuris tai valdote. Pajauskite, kas jaučiasi. Ir nueikite savo dėmesiu į pačią labiausiai besijaučiančią vietą, kur jūs jaučiate kažkokį tai stiprų pojūtį. Prikabinkite tą pojūtį prie savo kvėpavimo ir dabar padarysime tokį pratimą. Per 3 kartus, per 3 intervalus įkvėpsime ir su sprogimu ir garsu iškvėpsime. Ir tą būseną, tą energiją, tą pojūtį sunkų, kurį norėtumėte paleisti, mes jį su kvėpavimu paleidinėsime. Tai atrodys taip.
ta būsena lyg primagnetinama prie kvėpavimo ir kvėpuojame kartu su ta būsena. Ir įsivaizduojame, kad iškvėpdami ją paleidžiame. Ir dar kartą. Atsimerkite ir užfiksuokite, kaip jaučiatės. Pamėginkite jaustis čia ir dabar. Būsena, kaip pastebite, tiesiog, kad esate. Ir savo dėmesiu išlaikykite tą pojūtį, kad jūs esate ir skiriate dėmesio savo kūnui. Padarysime keletą apšilimo pratimų, kad išjudintume energiją iš labiausiai užsistovėjusių vietų. Tai dažniausiai būna dubens sritis, nes mes labai daug sėdime. Tai padarykime sukimą ties juosmeniu. Išjudinkime energiją iš savo dubens srities. Aš darysiu visus pratimus sėdėdama. Jeigu jums nepatogu, tai įsipatoginkite ant kėdės, ant sofos. Galima paskui ir kitus pratimus bus tiesiog ant lovos daryti, jeigu jums reikia minkščiau. Tai nėra kažkoks kokybės siekimas, tai tiesiog praktika, dėmesys kūnui, prajudinimas jo, parodoma jam kažkokios kitos judesių galimybės. Dubens srityje labai daug nusėda mūsų neprajaustų emocijų. Į priekį, kai lenkiamės, įkvepiam, atgal iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam. Kvėpuokite ramiai savo ritmu. Susiliekite su judesiu. Jauskitės lyg ta energija judesyje, kaip jaučiasi. Susiliekite su pačiu judėjimu. Dabar galima į kitą pusę. Visada galite judesį transformuoti pagal save. Neturi jaustis jokio skausmo. Na ir sustojam, sugrįžtam į pradinę poziciją. Stuburą būtų gerai išlaikyti tiesų, nes tai yra pagrindinis mūsų energijos cirkuliacijos kanalas. Tai yra mūsų vidinis stuburas. Ir kai jisai tiesus, mes jaučiamės tvirtai. Todėl išlaikykime jį tiesų, kiek įmanoma, tiesesnį. Pajauskite, kaip jaučiatės. Ir dabar darysime stuburo išrietimus. Į išorę iškvėpsime, į priekį išsiriesime, įkvėpsime,
Taip judėdami mes išjudiname stuburo skysčius, prajudiname slankstelius, taip pat dirbame su raumenimis aplink stuburą. Parodome mūsų užpakaliniai kūno daliai, kad jį gali atlikti judesius, tokius, kurių galbūt neatlieka kasdieną. Pratempiame, prajudiname audinius, suaktyviname procesus, savo kūne išjudiname užsistovėjusią energiją. Krūtinėje. Šitas pratimas labai gerai sėdintiems daug. Ir visiems gerai. Ne tik sėdintiems. Sugrįžtame į pradinę poziciją ir pajauskite, kaip jaučiatės. Galbūt atsirado erdvės, galbūt jaučiatės, kad kiek susirinkę trupučiuką ar ne energija sujudėjo, jinai dabar cirkuliuoja ir reguliuojasi. Mes ją išjudinome iš skirtingų kūno vietų ir jinai dabar teka ten, kur jos labiausiai reikia, kur jos buvo trūkumas. Sugrįžta viskas į savo vietas, į pusiausvyrą. Dabar paprašysiu atsiklaupti ant kelių ir jeigu jums sunku klūpėti ant kelių tiesiog, tai kviečiu pasidėti pagalvėlę. Aš irgi pasidėsiu pagalvėlę, nes saugosiu savo kelius. Ir atliksime tokį pratimą, kuris irgi labai gerai sėdintiems. Čia bus mūsų klubo sąnarių prasukimai. Irgi parodysime jiems amplitudę, kad jie gali judėti. Tai atsistojame 4 ir prasuksime tai va. Kvėpuokite savo ritmu. Tiesiog prasukame tai va ratu, iš lėto, kaip sukasi, prasukame savo dubenį rankų pagalba. Kvėpuokite ramiai, priekį kvėpkite, atgal iškvėpkite. Tempą irgi pasirinkite, koks jums yra komfortiškas. Darykite, pritaikykite tai prie savo kūno. Jeigu kažkas netinka, jeigu jaučiatės nepatogiai, tiesiog nedarykite. Arba netgi galite daryti tiesiog mintyse kažkokį pratimą, nes mūsų protas jis neatskiria. Mūsų kūnas tiksliau neatskiria, kas vyksta mūsų prote ar vyksta realybėje. Tai jeigu gerai darysite pratimą prote, mintyse, tai irgi bus efektas. Va. Galima prasitempti. Ir sugrįžus į pradinę poziciją, pajauskite, kaip jaučiatės. Jeigu norisi paleisti iškvėpimą su garsu, tai paleiskite su garsu. Dūsaukite, kuo daugiau dūsaukite ir bus lengviau. Nes tai pasileidžia įtampą, o garsas dar sukuria stipresnį efektą ir poveikį. Toliau darysime pratimą ant kelių. Iškelsime rankas. Paslėpsiu savo tumpuką. Taip, iškelsime rankas ir
aktyvinsime savo priekinę šlaunų pusę. Prasuksime va tai va su rankom šiek tiek, kiek galite. Tokią amplitudę va savo šlaunis. Į kitą pusę. Į priekį įkvepiam, atgal iškvepiam. Ir pajauskite, kaip jaučiatės. Pagalvėlę patrauksiu. Dabar iš lėto galime net atsitūpti ir taip patupėti ant savo pėdų. Galime padaryti tokią varlės pozą, jeigu galite. Jeigu negalite, nedarykite, bet galite pabandyti, bet viską komfortiškai. Galime pabandyti atsistoti ir vėl atsitūpti. Atsistoti ir vėl atsitūpti. Šita varlės pozicija, šitas varlės pratimas yra labai naudingas mūsų apatiniai kūno daliai. Kituose video bandysiu padaryti juos 26. Toks skaičius varlės pratimo prieš miegą labai padeda nusiraminti ir greičiau užmigti. Na ką, iš lėto sugrįžtame vėl ant kilimėlio ar ant lovos ir žinoma ant lovos. Jeigu jūs darote jau ant kėdės, to turbūt šito pratimo nepadarysite. Ir dabar pratempsime savo gyvenimo nervą. Gyvenimo nervas tai yra mūsų sėdimasis nervas, kuris driekiasi iš mūsų kryžkaulio, iš dubens srities, eina per visas užpakalinės kojų pusės ir iki pat pėdų. Ir kadangi daug sėdime, tai reikia aktyvuoti, reikia pratempti, reikia atpalaiduoti, nes apšiltinkite kojytes. Jeigu sėdėjote, galite papurtyti. Trupučiuką. Ir dabar iš šitos pozicijos tiesiai pakeliam rankas ir siekiam rankom, kur pasisiekia mums. Aš pasiekiu pirštus. Jeigu pasiekėt šlaunis, kelius, blauzdas, viskas yra gerai pagal savo kūną. Darote viską taip, kad jums būtų komfortiška. Ir toje vietoje, kur pasiekėt, prilimpat. Prilimpam. Ir dabar kvėpavimą taip pat pasirinkite taip, kaip jums patogu. Bet įkvėpimas ir iškvėpimas turi būti per vienodą skaičių. Aš darysiu per 4, įkvėpsiu, per 4 iškvėpsiu. Jūs darykite, kaip jums patogu. Ir dabar prilipsime prie tos vietos, kur pasiekėme ir pakvėpuosime kažkiek tai laiko. Turėtų susidaryti tempimas, lengvas tempimas užpakalinės kojų dalies.
iš lėto, va taip rankutėmis, laiptukais, kojom lyg laiptukais užlipame iki tiesaus stuburo pozicijos. Galime paglostyti savo kelius, keliai susiję su mūsų ėjimu į priekį. Jeigu jūs skauda, vadinasi, mes kažkam priešiname savo gyvenime ir nenorime eiti į priekį. Paglostykime savo kojas, kad jos mus laiko, kad jos mus nešioja kiekvieną dieną. Na ką, padarėme darbą, skiriame dėmesio savo kūnui. Dabar laikas trumpam atsipalaidavimui. Atsigulsime į poziciją. Miegančio žmogaus. Delnus atverkite. Atpalaiduokite kiek įmanoma kiekvieną kūno dalį. Prasižiokite. Atleiskite savo žandikaulį. Pajauskite, kaip atsipalaiduoja jūsų skalpas, jūsų veidas, kaklas, pečiai, krūtinė, nugara, kojos, rankos, pirštai. Kvėpuokite ramiai ir pailsėkite keletą sekundžių. Leidžiame mūsų energijai tekėti ten, kur jos labiausiai reikia. Nes mes atlikome darbą, sujudinome, išlaisvinome energiją iš skirtingų kūno vietų, kur jinai labiausiai užsistovi ir dabar ji reguliuojasi. Iš lėto atsisukime ant šonų ir labai lėtai keliamės, kad išvengtume galvos svaigimo. Sugrįžtame į sėdimąją poziciją. Įkvepiame, iškvepiame. Stipriai suspaudžiame kiekvieną kūno raumenuką ir atleidžiame. Suspaudžiame kiekvieną kūno raumenuką ir atleidžiame, kad kūnas dar giliau atsipalaiduotų. Kai prantame gyventi įsitempę, kartais mes atrodo, kad atsipalaidavę, nors visiškai ne. Tai toksai pratimas padeda kūnui pajausti skirtumą tarp įtampos ir atsipalaidavimo. Na ir dar kartą. Parodėme savo kūnui, kad jis gali atsipalaiduoti vis labiau ir labiau. Na ką, ir atėjo paskutinė mūsų praktikos dalis, muzikalioji, susijusi su garsu, susijusi su mūsų balsu.
Kiekvienas, kuris mokate dainuoti, kviečiu dainuoti savo gyvenime kuo daugiau. Kasdienoje niuniuokite, leiskite garsus. Nes per balsą, per garsą pasileidžia daug įtampos. Kodėl, pavyzdžiui, japonai netgi biuruose steigia karaoke kambarius, kur darbuotojai pertrauko metu gali eiti ir padainuoti. Taip jie iškrauna susikaupusią įtampą, atsipalaiduoja, nes dainavimas tai yra ne tik kūryba, ne tik išraiška, bet ir terapija. Tai yra įtampos, emocijų paleidimo terapija per garsą, nes garsas sukuria vibraciją kūne, jisai išleidžia, mes, kaip pavyzdžiui, išrėkiam pyktį, ar ne, išrėkiam, kažką padarom, kažkokią galima švelniai. Ta prasme, per balsą mes paleidžiame tam tikrą energiją. Taigi, balsu dirbkite, dainuokite. O šiandien parodysiu pratimą, kuris aktyvuoja mūsų nervą klajoklį, kuris atsakingas už mūsų ramybę, už parasimpatinės nervų sistemos, kuri atsakinga už mūsų poilsį ir virškinimą aktyvaciją. Tai sukursime tam tikrą vibraciją kūne savo balso pagalba. Darysime tokį dinaminį pratimą, kai garsas pereis iš žemo registro į aukštą, iš aukšto į žemą. Tai atrodytų taip. Taip, tai primena greitosios pagalbos garsą, bet šitas garsas, jisai būtent sukuria tokią vibraciją ir aktyvuojasi mūsų 10. smegenų nervas klajoklis. Tai leiskite garsus. Labai sveikatinantis garsas yra tokia vibracija. Galima net pajausti, kad tada labai irgi toksai sveikatinantis ir raminantis garsas yra bzzz. Pazyskite, tai irgi aktyvuoja nervą klajoklį. Zyskite, ūbaukite, dainuokite, skleiskite savo muziką, rūpinkite savo vidiniu pasauliu, savo vidiniu kūnu. Šiandien tiek. Padėkokite savo, kad buvote su savimi, kad skyrėte dėmesio savo kūnui. Aš esu Rasa, kūno terapijos praktikė, energopraktikė, nes dirbu su energija. Tai ačiū, kad buvot kartu. Būkite sveiki, laimingi ir iki kitų kartų.